Sveiki, mėly kolegos, laida Mūsų įmonė. Labadiena. Prie apskritojo stalo Baltic Red turto valdymo projektų vadovė Giedrė Jurevičiūtė. Sveika, Giedrė. Labas. Giedrė, tu mama. Taip. Tu darbe visą laiką būni mama? Ar daugiau būni projektų vadovė? Daugiau projektų vadovė. O tai labai skiriasi projektų vadovė ir mama? Šioje mano darbo vietoje, šiuose funkcijose taip skiriasi. Mama kur kas platesnė reikšmė, platesnė savoka. Mamos vaidmenį daugiau tokios atsakomybės už žmogų, už tai, ką jam perduoti, už tai, kaip jį augini, kaip mokini. Aš savo pareigose labiau atlieku tiesiog funkcijas man pavestas, mokausi iš jų kol kas dar vis, tobulėju, bet savo mamiškumą pasidedu į šoną. Tu jo neeksploatuoji darbe, negauni naudos iš jo. Būna situacijų, tai turbūt labiau mano savybės kaip mamos, žmogiškos savybės, ne mano moteriškos, kurios man padeda būti mama, kokia aš esu mama, tai kartais man jų prireikia. Manau, kad aš esu empatiška mama, atidi mama, tokia sureikšminanti aplinką, įvykius, detalės. Nežinau, aš pastabėsiu gal vat į tai. Tai kažkiek, aišku, persipina tie dalykai ir gyvenime. Ir... Kiek tu esi dėkinga gyvenimui, kad tu esi mama būtent tokių vaikų, savo vaikų? Žinoma, kad aš labai dėkinga apskritai, kad aš esu mama. Pirmiausiai, tokių vaikų, jie man, kaip ir kiekvienai mamai, patys geriausi tie laikai. Be ąžuolo galbūt tiesiog daugiau yra žinoma, tiesiog jo veikla tokia, kurią labiau ir galima pakalbėti, ir kiti kalba ir komentuoja. Aš tikrai laiminga augindama ir tokį sūnų, ir tokią dukrą, nors jie visiškai skirtingi yra. Jų kelias skirtingas, jų charakteriai skirtingi, savybės, ir matau, kad skirtingi žmonės išaugs, skirtingos asmenybės, bet tas yra žavu, kad vienas skiriasi nuo kito. Kada tu kaip mama išgirdai ir kas tai per pojūtis, kada tavo sūnus, tavo pirmagimis, prie jo prilipdė etiketę čempionas? Tai vyko šią vasarą. Jausmas tikrai nepakartojamas ir jį prisiminsiu visą gyvenimą. Labiausiai dėl to, kad aš buvau tame, pati viską stebėjau, turėjau tokią galimybę būti toj akimirkoj, būti su sūnum. Iš tikrųjų buvo labai dramatiška ir labai stipru, jis ten vieną už kitą tos šarus mušė tokioj įtampoj stipresnius. Aš kada nors galėsiu gal net parodyti jums video, kaip jisai įmuša paskutinį rutulį ir jisai nukrenta ant žemės, jisai paleidžia tas savo emocijas. Mano mama, kuris stebėjo tiesiog neterį, man ten skambina, aš ten klikiu toje arenoje, ten ąžuolai, žodžiu, mano mama man skambina, ąžuolai, kas nutiko, nualpo jisai čia. O jisai paskui kaip kalbėjo, ten interviu sako, aš tiesiog paleidau tas, savo emocijas, ką buvau nes jisai iki pat ten savo paskutinių siūlelių buvo save suėmęs, kad turi padaryti, ir tikrai ypatingai sunkius šarus sumušė, treniruotės ten lengvai tą padarytų, bet toj įtampoj, nes kas yra, net mūsų ta fiziologija, kai pakyla tas kortizolis ir, tas visas stresas, mūsų kūno raumenys įsitempia. O pulė yra taip, kad jeigu gal ir atrodo, kad tu tą lazdą pulo, tu laikai paėmęs, į rankas normaliai ir tu ten muši. Jinai kabo, žinokite, ant rankų. Ta prasme, jinai beveik ore kabo, jeigu tai antiek turi būti lengva rankytė, kad padaryti tuos dalykus techniškai, ką reikia padaryti, tas ir yra rankos laisvumas. O kai tu susinervuoji, tavo kūnas įsitempia ir tu nebegali turėti tos rankos lengvos ir tu persiorientuoji, kad emi lazdą, suėmi iš visų jėgų, nes tau dreba ta ranka ir muši visiškai kitokiais smūgiais, ten trumpais, kietais, ten kaip jie vadina ir taip toliau. Tai realiai prie tos visos įtampos ir prie to, kad tu kovoji dėl aukso, ta prasme, tu dar turėjai įveikti visus šitus kūno, visus signalus ir viską, ir ten buvo tikrai, kosmosas, ta prasme, kad jis tą padarė. Tai viskas fainai dėl to čempiono titulo, bet aš labiausiai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, koks jis kaip žmogus, kaip vaikas, kokios savybės, nes nesužvaigždėti yra labai sunku.
tas momentas, jisai labai toks, buvo wow ir į ką mes ėjome iš principo. Daug metų su juo, visa šeima. Tai pabandykim taip trumpai perbėgti per tuos metus, kad mūsų kolegos išgirstų, kaip projektų vadovė mama atvedė savo sūnų, čia kaip metafora, į tą čempiono titulą. Tai Ąžuolas žaidžia pulą, tai yra biliardo šaka, amerikietiškas pulas. Jisai kaip ir galėtų žaisti kiekvieną rūšį, bet jis apsistojęs ties pulu yra. Ąžuolo niekas į šitą sportą specialiai nevedė, nei mama, nei tėtis. Tai atsitiktinumo dėka jisai ten pateko. Jisai buvo, kaip ir pasakoju kitiem, geras vaikas, kurį 2 metų tu galėjai pasimti, į kavinę, su draugė susitikti. Taip ir tėtis jį galėjo pasimti biliardinę. Jisai su savo žaisliukai žaisdavo kažkur kantriai vaikščiodavo, nekeldavo tokių problemų, tai ir tėtis galėdavo pažaisti ir, žodžiu, ir Ąžuolui viskas būdavo gerai. Ąžuolui kažkaip suimponavo, matyti tie šaratukai, jis nenorėjo žaisti galbūt su savo žaislais. 2 metukų. Jam buvo taip, yra pirmosios nuotraukos mano padarytos, nes aš fotografė esu. Tai aš mėgdavau fiksuoti tas akimirkas, tai pirmosios nuotraukos su šaratais rankose yra 2 metų padarytos. Tai jam būdavo įdomu. Žinot, kamaliukas kaip įkrenta į kišenę stalo, jisai nurieda po stalu. Ir jis jau laisvas paimti. Ir vaikas tada galėdavo paimti. Ir jisai su tais kamaliukais mieliau žaisdavo, negu su savo ten atsineštais žaislais. Paskui tėtis pakeldavo prie stalo jį ir jisai galėdavo paridenti tos kamaliukus. Taip žingsnis po žingsnio, nesiplečiant, Ąžuolui būdavo įdomu, jis norėdavo važiuoti į biliardinę su tėčiu, norėdavo ir palaikyti ir lazdą ranko ir taip toliau, ir jį vis pakeldavo, ir jie žiūrėdavo namie grįžę, tada per televizorių irgi transliacijas. Matėm, kad jam yra įdomu, tai viskas taip plaukė, mes nei jo ribojom, bet nei neskatinom, tokių kaip būrelių pulo vaikų Lietuvoje nėra, kad jį nuvesti ten, treniruoti, ar kad mes matytumėm, kad čia kažkas bus ir čia kažkaip auginsim jį į tą pusę. Ne, viskas vyko taip organiškai, bendravime, tiesiog šeimos gyvenime. Ir jo pirmasis toks mini turnyriukas buvo 6 metų. Jis tada buvo apdovanotas kaip jauniausias dalyvis. Kiek tėtis jam buvo autoritetas? Tėtis buvo ir yra visiškas vedlys, kas liečia sportą, techniką ir apskritai pulą. Tai jis vienintelis jo treneris, nes Lietuvoje nėra tokių trenerių, kurie galėtų treniruoti Ąžuolą. Tai iki šiol Ąžuolą treniruoja tėtis, nors jis nėra treneris ir nebuvo iki tol ir jis nieko netreniravo. Jis tiesiog pats buvo žaidėjas? Jis buvo žaidėjas ir jisai augo Ąžuolas, tai Ąžuolas dar neaplošdavo kurį laiką tėčio, tai tėtis buvo stipresnis, tai Ąžuolas mokėsi iš tėčio, tada jie kartu mokėsi ten, tarkim, iš vaizdo įrašų įvairių ir taip toliau. Ir tėčiui turbūt irgi automatiškai reikėjo stiprėti, analizuoti, į tą techniką gilintis ir pasirodė, kad jis tą puikiai gali, puikiai moka. Jie kartu augo, paskui Ąžuolas tėtį praaugo. Jie patys tarpusavį susikūrė savo metodiką. Ta technika ir tos taisyklės jos yra, kokios yra to žaidimo, o jie susikūrė, tą bendravimo, tą visą būdą. Nesakau, kad tai buvo visai paprasta, nes turbūt tėtis treneris turi ir savo pliusų, ir turi savo minusų. Bet mes neturėjom kito pasirinkimo ir tiesiog ėjom to keliu, nežinojom, kuris tai mus nuves. Tikrai neprojektavom Ąžuolo auginti čempionų. Pradžioje bent jau apskritai nebuvo aišku, kaip čia su to 2-mečiu. Čia buvo žaidimas iš pradžių. Bet kaip Ąžuolas augo, ryškėjo jo charakteris, jo savybės, jis pradėjo lankyti mokyklą, mes pamatėm tokia prigimti polinkį tiksliau į matematinius tiksliuosius dalykus, tai jau buvo pliusas, kad jam tai padeda. Ir jo asmenybė irgi, jisai visur lyderiavo nuo darželio laikų, tarkim. Teko bendrauti profesiniam gyvenime su dvasiniais mokytojais. Buvo taip, kad yra kartos. Tėvas einantis tuo keliu ir sūnus einantis tuo keliu. Ir sūnui visada yra didžiulė problema – tėvo autoritetas. Nes vien tėvo autoritetas kaip mokytojo
Pasirodo, šitie dalykai yra sunkiai suderinami, nes kada tu turi tėvą, kaip sakoma, kaip tėvą, kurį tu myli, kuris, tu žinai, tave besąlygiškai myli, kada tu gali būti tuo, ko esi, tiesiog sūnum, bet štai kai tu tampi mokiniu ir tau reikia paklusti besąlygiškai, nes to reikalauja tas kelias, prasideda labai sudėtingi dalykai, labai sudėtingi, dramatiški. Aišku, viskas ateity ten išsisprendžia, bet kartais iki to ateity ir nenueinama. Tai kaip matei, ąžuolui turėjo būti nelengva, nes kada du vyrai net ir draugiškai surėmė, kaip sakoma, pečius. O dar sakai, kad ąžuolas toks lyderis, ar ne? Tai gal čia tėtis ir perdavė tai, kada sūnus nori laimėti prieš tėtį, nori, nenori. Jis neverkdavo, kad pralošdavo tėčiui. Ne, jisai neverkdavo, jis taip, apskritai auklėtas yra, kaip čia pasakyti, griežtai, gal tas žodis labai griežtai nuskamba. Čia aišku, tu tokia buvai. Ne, tėtis. Aš visgi esu ta geroji. Aš geroji. Ir kartais gal, kadangi tai mano pirmas vaikas ąžuolas buvo, aš kartais galbūt abejodavau tarp tos ribos, ar čia per griežta ar ne per griežta, bet visumoje, tą, ką mes matome šiandien, kaip aš matau sūnų rezultatą, tai dabar jau viskam pritariu ir dabar ramiau į tai žiūrėčiau, tarkim. Bet taip, čia gera mintis paliesta, ta prasme, ir iš tikrųjų laviravimo šeimoje buvo labai daug. Mano vyras, ąžuolo tėtis, jis yra stiprus lyderis ir ąžuolas augo prie jo ir tikrai įsikvėpė ir perėmė, faktas. Bet svarbiausia, kad žinai dar, kur yra paradoksas, kad tu neturi pasirinkimo. Taip. Jeigu yra tokia disciplinuota aplinka, kada ir mama paklūsta tom sąlygom ir pati jų laikosi ir demonstruoja, ir aišku, apie tėtį nekalbam, tai vaikas, kada toj dvasioje auga, jis neturi kito pasirinkimo. O laviruoti kam tekdavo daugiausia tau? Abiem tekdavo. Nesam mes treneriai, nesam užauginę sportininko, profesionalaus sportininko. Kaip sakiau, nebuvo pretenzijų čempioną. Bent jau pradžioje. Paskui, kaip matėm, kaip jiem viskas einasi, kad susijungia ir talentas, ir darbas, ir mūsų pastangos, ir bendruomenės palaikymas. Tai tada viskas buvo aišku. Tas paaiškėjo prieš kokius 3 metus. Pasirodo, aišku, jūs nebuvo tam pasirengę patys priimti. Mes nebuvome, nes tai nebuvo mūsų tikslas, kad dabar turim, 2 metų berniuką, dabar laikysim toj biliardiniai, laikysim, žiūrės ir jam kažkas ten užsisuks. Ne, čia visiškai ne apie tai. Mes laisvalaikiu pažaisdavom tą biliardą, bet aš tai iki dabar ten tų taisyklių iki galo net ir nesuprantu, tiesą sakant. O kada supratot, kad žaidimas baigėsi ir jau susidūrėt su likimu? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, kada tie pirmieji rezultatai, nežinau, gal apie 10 metų ąžuolui buvo. Noriu paaiškinti dar šitą, kad suprast. Vaikų Lietuvoje žaidžiančių yra, nežinau, ant vienos rankos suskaičiuočiau. Ąžuolas augo suaugusių žmonių kompanijose ir žaidė tik su suaugusiais žmonėm. Vienas kitas vaikas buvo, tarkim. Vis tiek yra skirtingo lygio žaidėjai ir tarsi tokie mini tikslus išsikeldavom, kad norisi prieš tą laimėti, o prieš tą tai jau ojei, ten jau baisu būdavo, kai gaudavo priešininką būtent tavo, tarkim, žmogų, nes žinodavai, kad tu dar jisai žinodavo ir mes žinodavom, kad jis tikrai praloš, nes dar nelaikas, ne? Ir kai labai greitoj perspektyvai per porą metų beveik, 80% Lietuvos vyrų buvo nugalėti, tai tada supratom, kad viskas čia yra ąžuolo kelias ir mes tik tai turim jį palaikyti, daryti iš savo pusės, ką tik tai galim ir stiprinti jį. Jo pasiekimas Lietuvos pulo istorijoje 14 metų, tie titulai, ką jis tai turi, to nėra buvę. To niekas nėra pasiekęs. O kaip atrodydavo tie vyrai, kurie lyderiai, ir jie žaidžia su vaiku? Ir juk jie aiškiai žino, kad jie tikrai išloš, bet jie mato jau jame kaip potencialą ir kaip savotišką grėsmę. Taip. Ar ąžuolas suprasdavo šitą? Ar jis tiesiog vaikas būdavo įkištas į eketę ir jam tiesiog reikėdavo išbūti? Jis perėjo didelę gyvenimišką mokyklą, tai pasakysiu. Dėl to jisai dabar, būdamas 14 metų, yra labai brandus, lyginant savo bendramžius ir bendravimą. Nes jis matė daug ko, o mes kaip tėvai irgi pasako. Tai... Įvairaus elgesio iš suaugusių žmonių. Vienų
ego buvo tikrai didelis, kad ateina žaisti vat su vaiku ir tikrai yra buvę tokių situacijų, kad jisai fiziškai dar buvo mažiukas ir jisai nepasiekdavo tolimųjų tokių smūgių, nes tiesiog jo ūgis būdavo mažas. Ir būdavo tokių priešininkų, kurie, specialiai, taktiškai taip stumdavo rutulius, kad ąžuolas nepasiektų. Pavyzdžiui, ne? Tai va, ir ąžuolas klausdavo tėčio, manęs labiau tėčio, nes jie tame, kodėl jūs atidarė taip, tai tu jam ir aiškini, jis norėjo taip laimėti prieš tave. Buvo tikrai žmonių, kurie susinervuodavo labai net pralaimėję ąžuolui. Čia irgi toksai momentas turbūt pralošti vaikui yra ir ne kiekvienas vyras tą mandagiai pakeldavo ir iš to išeidavo, būdavo ten trankydamasis savo lasdas greit susidėdavo ir neatsisveikinęs net išeidavo. Vaikas tą stebėjo, matė daug tokių dalykų, kur kiti vaikai galbūt nematytų tokių situacijų. Bet buvo labai svarbu mums būti šalia, mamai ir tėčiui ir viską komentuoti, aiškinti, kažkur nugludinti kampus truputėlį. Nenoriu nuteikti, kad viskas buvo tik tai blogai. Yra pakankamai nemaža pulo bendruomenė, vien apie porą šimtų žmonių Lietuvoje. Tai ąžuolas užaugęs yra tarp tų žmonių ir yra labai labai daug geranoriškumo ir jis neša dabar realiai Lietuvos vėliavą. Tai labai daug palaikymo. Tai kaip tu kaip mama pradėjai matyti, kad tavo sūnus jau palieka tą etapą berniuko ir jau tampa savo patirtim, tampa jau jaunuoliu, vyru, jau eina į tą kelią? Sakyčiau, porą metų atgal. Labai aiškiai prisimenu. Aš ąžuolą lydėdavau į visus turnyrus, į užsienio turnyrus, į artimojo užsienio, čia Baltijos šalis ir taip toliau. Ir aš būdavau ta ne techninė palaikytoja, o labiau mama, draugė ir ta emocinė pagalba jam turnyro metu, nes čia yra labai svarbus momentas, nes laimi nebūtinai geriausiai techniškai pasiruošę sportininkai, o laimi tvirčiausi savo viduje. Čia labai svarbu šitame sporte yra psichologinis momentas. Mano vyras nevykdavo kartu, nes jam norėdavosi dar pamokėlę duoti. Ąžuolas sužaidžia susitikimą, jis pamato klaidą, nori tam sūnui pasakyti, kad dar tą galbūt gali pagerinti, dar tą ten taip, kad būtų geriau, ne? Bet mes supratome, kad nelaikas yra. Kai yra turnyras, nebeverta kalbėti apie techninius dalykus, reikia tiesiog jį išgyventi, o visos analizės ir pamokos yra po to. Bet man vis tiek vyras perdodavo, tu jam primink, kad jisai tą padarytų, įeitų į smūgį, kad jisai ten su ranka taip ir taip. Ir aš tą žinutę jam nusiveždavau, nes ąžuolas kartais pamirždavo. Jisai linkęs į skubėjimą ir mes matydavom, kad tai kišdavo koją. Ir aš jam visada tų turnyrų metu, kartodavau, ąžuoliuk, 5 taisyklės, tą, viskas, eik. Ir jo jisai klausydavo, paskui sakydavo, mamytė, pamiršau tą ir tą vietą padaryti. Ir atėjo toksai laikas, prieš porą metų, jam buvo apie 12 metų, kaip aš pajutau, kad nebereikia jokių mano patarimų, o man reikia tik tai juo pasitikėti. Nes jisai taip ir sakydavo, nebekartok tu man, aš jau viską žinau ir aš gal labiau paskui ne apie techninius dalykus, o apie tą emocinį. Labai svarbu yra, kad jeigu ir tau ir nepavyko, nežiūrėk atgal. Čia kaip ir gyvenime pritaikomi šitie dalykai, žiūrėk tik į priekį. Dar kol tu nepabaigiai, kol tu nepralošiai, tu nesi pralaimėtojas. Galiu dar papasakoti apie jo čempiono tapimą ir apie tą susitipkimą, kai priešininkui berniukui trūko paskutinio rutulio ir jisai būtų tapęs čempionu. Ir jisai nepataikė jo, to vieno rutulio, kuris lėmė viską. Ąžuolui reikėjo tada atėjus prie stalo įmušti tą rutulį, kurio anas nepataikė, tada reikėjo dar išsimušti kamuoliukus ir surinkti visą partiją. Tai toks jo kelias buvo iki tos pergalės. Ir ten viskas buvo filmuojama keliom kamerom ir jau tas vaikas tikrai geras žaidėjas, renka priešininkas ąžuolo tuos rutuliukus vieną po kito, jau čia ovacijos kyla, jau visi praktiškai pasiruošę rėkti ir sveikinti tą vaiką. Ąžuolas jau filmuoja, jis sėdi toks ramus, nulenkęs galvą. Aš irgi prisimenu, ką kalbėjau su savo aplinka iš tribūnos, stebėdama. Ir tas paskutinis rutulys ir jo nėra. Ir viskas apsiverčia kardinaliai ir prieina kitas žaidėjas ir jisai laimi. Tai čia yra labai svarbi pamoka ir ąžuolą jinai lydėjo visą laiką ir lydės ir toliau, kad kol nesi pralaimėtojas, tai tu lauk progos, galbūt jinai ateis.
Tai aš irgi bandydavau šitus dalykus jam perduoti ir priminti vis ir vat, pasakyti, kad Ąžuolai, kad ir kaip viskas klostysis, nepasiduok iki paskutinės akimirkos, kovok, nežiūrėk atgal ir taip toliau. Ir aš visus šitus dalykus jam kartodavau. Ir jis man jau kažkuriuo metu, sakau, +- 2 metai atgal, pradėjo sakyti, nepasakyk man nieko. Dabar yra tokia situacija, kad Ąžuolas jau viską žino. Jau tikrai prasidėjo jo kelias, ypatingai praeiti metai, 25, jis turėjo galimybę daug laiko praleisti užsienyje, vasaros laiką ir jo savarankiškumas pakilo į visiškai kitą lygį. Bet Ąžuolo treneris, tėtis, tai sūnus jau po truputėlį atsitolina, vėl paėmiau kaip metaforą. Tėtis vis tiek pilnas visko ir atėjo toks momentas, kad jisai jau nebegali to atidavinėti. Jis turi jau pradėti su tuo, kaip tai mažinti, kaip tai išgyventi, kaip išbūt, kaip tu matai, esi tarp dviejų, turint, matant, jau kitam to nebereikia. Nėra, kad nebereikia. Tiesiog pasikeitė jų turinys bendravimo, ta prasme forma liko, tiesiog jie bendrauja apie kitus dalykus. Tėtis į jį įdėjo tokius, kaip čia pasakyti, pagrindus ir gludino pagrindus, primindavo pamatinius tos dalykus, o dabar subtilybės prasidėjo. Jie kartu kartais ieško sprendimų, jie stebi irgi geriausius pasaulyje žaidėjus ir argumentuotai pasiginčyja. Vėlgi yra, kad tu tą patį, tarkim, mušimą gali padaryti, tą užduotį išspręsti keliais būdais. Nuo tavo pasiruošimo ir pasitikėjimo toje situacijoje priklauso. Ąžuolas sako, ne, žinok, man ten tolimi smūgiai, tarkim, man yra geriau, aš rinkčiausi tokį. O tėtis jam sako, bet žiūrėk, čia nuo 2 bortų, tu va taip padarytum, ten pat atsivestum baltą rutulį, bet tai būtų lengviau. Tada Ąžuolas sako, bet tau lengviau, nes tu tolimų nepataikai, o aš pataikau. Ir va tada pas juos va taip va viskas, į kitą lygį perėjo, sakau, į subtilumus. Bet ir Ąžuolui reikia tėčio ir, manau, visada reikės, nes jie komanda, jie kartu, jų ryšys. Norėjau paklausti, ar jiems patinka turėti vienas kitą? Patinka. Čia kaip nutolom nuo tos temos apie tą laviravimą, ne? Tai tikrai yra buvę momentų, kai Ąžuolas augo, kai reikia ir spausti, bet reikia ir neperspausti. Ir tu nežinai toj vietoj kiek. Nes jeigu nėra tos disciplinos, nes kaip sakau, čia gal ir minusas yra, ne? Jeigu tu turi trenerį svetimą, tai yra būrelis, yra valandos, tu nori, nenori, eini ten, atbūni tas valandas. O kaip yra sūnus, šiandien tingiu, šiandien noriu kažką kitą paveikti. Ir žiūrėk, jau savaitę nebuvai, tada tėtis sako, bet Ąžuolai, tu visą savaitę nebuvai. Reikia važiuoti, reikia nepamesti, reikia nepaleisti. Ir vėl tu sugrąžyti. Kartais tu matai, kad vaikų jau per daug, galbūt jau perkaito galva nuo to pulo, reikia leisti jam su dviračiu varyti su draugais. Tikrai buvo tokių momentų, kai tu nežinai, kaip čia geriau pasielgti. Tai aš neneigiu, kad galbūt ir padarėm kažkokiu ar ten klaidų, toj, nežinau, dienotvarkė Ąžuolo, ar galbūt nepakankamai buvom nustatę tas ribas, kad tiek valandų per dieną, nes daug kas klausia mūsų, Ąžuolai, kiek tu valandų per savaitę treniruojas? Tiek. Ir Ąžuolas negali pasakyti, nes nėra. Kartais 2 valandos, kartais 20 valandų, tai priklauso ir nuo įkvėpimo, priklauso ir nuo, ar tu ruošiesi kažkokiam svarbiam turnyrui ir galų gale šiaip nuo nuotaikos, ir šiaip kažkokio, nežinau, santykio su tėčiu, galbūt labiau su dviračiais nori važiuoti, negu būti prie to pulo stalo. Tai visas tas kelias jis labai buvo vingiuotas ir įvairus. Ir aš manau, kad kadangi tai nebuvo, kad mano vyras treneris ir paruošė 20 vaikų ir būtų atsirinkęs kokią taktiką buvo sėkmingiausia ir galima pritaikyti būtų sūnui ar Ąžuolui kaip vaikui svetimam, tarkim. Tai viskas buvo tokiu bandymu ir ieškojimo keliu, iš jausmo. O kaip sesė visame šitų įvykių kontekste? Labai gerai. Sesė turi savo kelią, savo gyvenimą, turi savo pomėgius, pulas ne apie ją. Ir, taip, neišvengiamai ta sesė būdavo paimta į tas biliardines ir irgi būdavo per turnyrus ir taip toliau. Ir jis sakydavo, nenoriu aš ten, man, aš neįdomu man. Ne apie ją, taip. Ne apie ją, tiesiog ne apie ją. Sesė kitų kelių eina, jinai turi savo užsiėmimus, jinai bando, jinai ieško ir ten palanko, ir tą palanko, čia labai svarbu, manau. Bet jinai sveika yra tame, kad jinai jau pagauna tuos savy momentus, kad jai nebūtina būti irgi čempionė
Taip. Jai nebūtina būti lyderė, Taip. kad užtenka jai išaugti Taip. fainai, Taip. mylimai. Jai svarbus yra procesas fainas ir čia skiriasi, aš labai matau skirtumus, nes aš dabar galvoju ir ką matau, ką mano patirtis, žiūrint ir į vaikus, užsienio žaidėjus ir suaugusių tarpe, ne kiekvienas gerai išmanantis techniką žaidėjas gali būti čempionu. Tai yra daug sudėdamųjų dalių ir asmenybė, asmeninės savybės, charakteris, tai lemia labai daug. Nes esame čia bendravę su pulistais, kad realiai technika tokio pulo per 5-6 metus iš principo galima įdėti į bet kurį žmogų. Priklausomai nuo jo ten motyvacijos, užsidegimo, kiek jis laiko norės skirti ir kiek jis įners į tai, atidedam techniką. Ar jis būtinai taps čempionu? Nebūtinai. Bet jūs ąžuoliuką pranešėte būdu su vyru, galima sakyti, kaip ant rankų, savo rūpesčių, savo sudarimo, nuolatinio to globa sąlygų, kad jisai galėtų judėti, kad jam tas žaidimas būtų mielas, geras. Ir aišku, čia tėčio figūra didžiulė, tavo kaip mamos. O ką jisai vertina mamoje labiausiai, prieš rungtynės, po rungtynių? Kuo mama jį pradžiugina patiekalu, veiksmu? Ąžuolas vis tiek, kaip bebūtų, jis išgyvena tą paauglio amžių, nors negaliu tikrai, turiu čia pabaladoti medį, aš tikrai nejaučiu, kad, kaip mes sakom, ta truputį neigiama prasme paauglys, tas maištautojas, tai to mažai matau. Kaip ir aš vertinu tai, kad mūsų draugystė, mūsų tavo santykis sukurta, kad mes esame draugai. Aš net nežinau, ta mama, draugė, aš kažkur esu per viduriuką. Mes laviruojame tarp to, bet mes labai gerai sutarėm. Ir aš manau, kad jis irgi tą vertina. Aišku, jis jaučia ten besąlygišką palaikymą, rūpestį, viską aš ten darau, ką tik tai galiu, kad jam padėti. Bet buvo padėjimas virš tavo jėgų, ką tu turėjai padaryti arba ko neturėjai daryti, kas tau kaip mamai kainavo? Man kainuoja, aišku, važiuoti į čempionatą, kai mes važiuojam dabar jau 3 metus. Čia nebūtinai finansiškai. Ne, tą norėjau pasakyti. Aš kaip išvažiuoju tas tarsi atostogas su vaiku į čempionatą, į užsienį, vasarą, Sloveniją. Slovenijoje vyksta tie vaikų čempionatai ir dabar vėl vyks šiais metais. Tai jau 3 kartus mes ten buvome. Tai O kokioje vietoje Slovenijoje? Početrekas, jeigu gerai ištariu, toks mažas kaimelis, miestelis su 2 prekybos centriukais, tai visiškas toksai kaimukas. Aš įtariu, kad galimai į tokias vietas ir nukreipia, kad būtų kuo mažiau pagundų jaunimui, kad būtų tik tai maks koncentracija į poilsį ir į juodą darbą, nes ten iš tikrųjų yra taip intensyvu, kad po tokių atostogų man praktiškai grįžus reikia atostogų. Nuo intensyvumo, nuo emocijų, nuo nervų. Faktas, kad jeigu vaikas Tik 2 prekybos centrai, kokie čia nervai? Tai gal net ir nemato, jinai ten net neturi kada nueiti? Praktiškai neturiu nueiti, mes gyvename toj arenoje. Aš tik tai žiūriu, kad ąžuolas nueitų miegoti ir kad būtų pavalgęs. Viskas, visa kita, aš tiesiog būnu tylus palaikymas. Tarp tų daug žmonių, viena iš tų kelių šimtų ten sėdžiu aš ir ąžuolas tą jaučia, kad aš esu ir aš viską, ką tik galiu ir negaliu, siunčiu jam, siunčiu tą tokį tylų palaikymą, mes susižiūrim žvilgsniais, nes aš negaliu rodyti jokių ženklų, jis negali naudotis mobiliu telefonu, bet jisai turi galimybę vieno susitikimo metu pasimti 5 minučių time out vadinamą tą pertraukėlę. Per tą pertraukėlę mes susitinkam ir tada jau būna mano išmonė ir mano, kaip galiu persiplėšti ir nežinau, kaip išsiversti save, kad tą akimirką jam padėti. Nes jeigu jam prireikia time out, tai vadinasi, kad jam sunkus momentas yra. Kad jam reikia, nežinau, restartuoti savo galvą ekstra greitai, persikraut. Ir jeigu tai toliau. Galėtume jau kaip paskutinį klausimą. 5 minutės, kaip galima jas išnaudoti efektyviai? Yra fizinių momentų, yra ten, tarkim, nežinau, šaltas vanduo, ten šiek tiek fizinio krūvio, cukraus suvalgymas, tokia fiziologija, būsninantis dalykai, o tas, kas liečia tą emocinį
Tai turim kažkokius savo dalykus, kur jaučia mama ir sūnus, ką reikėtų pasakyti, kas žinau, kad veikia, o kartais tiesiog, taip nežinau, ar apsikabini, ar tiesiog suremi kaktas ir pabūni, truputėlį, šiek tiek išbūni, toj minutėj, čia ir dabar, ir pasakai, kad tikėk savim, viskas tavo rankose, niekas nesibaigia, jeigu dar yra ta pertraukėlė 5 minučių ir kovok, užkurti tą kovinę dvasią, kad ir iš paskutiniųjų jėgų, iš tikrųjų kartais tikrai tai būna, ir paleidi jį į tą kovą toliau. Ir tu eini tyliai ir ramiai vėl atsisėsti. Taip, ir laukt, ir būtame. Tavęs klausosi daug mamų, daug tėčių, kurių atžalos auga, kitų jau užaugia. Kaip tu jauti? Kaip visą tu tai jauti? Kad tarp jų tu esi viena iš mamų, viena iš jų turinti vaikų. Kaip tu tame esi? Aš esu mamų bendruomenės turbūt narė. Kartu su visom mamom nesu aš niekaip kitokia negu kitos mamos, kurios nori savo vaikui geriausia, kurios nori jį palaikyti, kurios nori vesti jį vienu ar kitu keliu. Tai tiesiog gal čia ir į palinkėjimą tada išsirutulios, kad nebūtinai turite projektuoti į labai didžiulius pasiekimus, į titulus, į apdovanojimus savo vaiką. Paklauskite savęs, ar tai ne jūsų yra projekcija, kad jūs norite, kad jisai toksai būtų. Neperspauskite savo vaiko ir tiesiog leiskite jam atrasti, bandyti, atrasti savo kelią, klysti, galbūt mesti ir iš naujo pradėti. Ir tiesiog būkite su juo tam procese, toje kelionėje, link kažkokių svajonių, link tikslų, link mažų tikslų, paskui galbūt didesnių, ir pasimėgaukit tuo procesu. Nes vienas ar kitas rezultatas ateis, jeigu jūs sieksite, jeigu jūs dirbsite, jeigu jūs link to eisite, ir kad kai jau jį pasieksite, kad galėtumėt atsisukti atgal ir pasimėgauti ne tik tą akimirką, kad jau turim, kad jau pasiektas tikslas, bet ir kad ta kelionė, tas visas procesas buvo fainas. Yra ką prisiminti, o ne per kraujus, per disciplinas, per griežtumą, per vaiko ten, nežinau, galbūt nenorą, bet pakentiek dar ir taip toliau. Jo, reikia tikrai pakentėti, reikia ir paspausti, bet svarbiausia, kad jūs kartu, mamos su vaikais, šeima, tie, kurie esate tame kelyje, kad jums visiems būtų faina ir būtų smagu visiems kartu į tai eiti. Ačiū kolegos, kad klausėtės mūsų įmonės ir iki kito penktadienio. Iki. Iki, ačiū.